Sveiki, aš esu Lukas iš riedis.lt ir šiandien jums pristatysiu Engve P26 modelį. Šis miesto gražuolis yra skirtas eleganciją, patvarumą ir dizainą mėgstantiems vairuotojams. Taip pat pažymėsiu, kad jis yra labai lengvas. 25 kg už tokį elektrinį dviratį su tokiais dideliais 26 colių ratais. Apžvelkime pagrindinės šio elektrinio dviračio specifikacijas. Variklis. 250 W variklis galiniame rate, kuris padės išvystyti 35 km/h greitį. Jums variklis padės tiek minant, kai galėsite nusistatyti vieną iš 5 pagalbos lygių, taip pat galėsite naudotis ir įmontuotu akceleratoriumi. Šiame dviratyje yra įmontuota išimama 16 Ah baterija. 36 V sistema ir 16 Ah baterija jums leis nuvažiuoti iki 100 km atstumą. Be abejo, pagalbiniu assist režimu. Naudojant tik akceleratorių, atstumas ženkliai nukris. Šis dviratis, dar kartą paminėsiu, sveria 25 kg ir gali atlaikyti 120 kg apkrovą. Na, o dabar pašnekėkime apie papildomus šio elektrinio dviračio privalumus. Pirma, šviesa. Tiek priekyje, tiek gale yra įmontuoti žibintai, na, o paspaudus stabdį užsidega stop žibintai. Šį dviratį stabdo diskiniai, tiek priekiniai, tiek galiniai stabdžiai. Na, o jūsų komfortą užtikrins priekiniai amortizatoriai. Įvairius nustatymus galėsite pasireguliuoti išmaniame LCD ekranėlyje. O vairo padėtį galėsite pasireguliuoti vairo iškišos pagalba. Taigi atsukę kelis varžtelius galėsite pasireguliuoti vairo poziciją. Dviratis taip pat turi garso signalą, na ir be abejo Shimano 7 bėgių sistemą. Galėsite pasirinkti savo tinkamą mechaninį bėgį jūsų važiavimo įpročiams. Taip pat komplekte rasite ir galinę bagažinę bei 2 didelius purvasaugius. Na, o jeigu norite išbandyti šį ar kitus Engve elektrinius dviračius, atvykite į mūsų saloną Kalvarijų gatvė 269 Vilnius. Lauksime jūsų. Čia buvo Riedis.lt vadovas Lukas Kondratas. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitų susitikimų. Viso. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.